žinai, kas yra sunkiausia treniruotėse, mityboje, tai ne pradžia, o pradėti tada, kai buvai sustojęs. Bet tada, kai buvau nusiridenus, nes turėjau idealią, tobulą kūną, figūrą, man idealo, ne? O paskui labai gražiai, labai stipriai nusiridenau atgal. Tai vat sunkiausia yra grįžti iš naujo, padaryti viską iš naujo. Ir visi girdėjom tikrai tą frazę, kad nesvarbu kiek kartų kritai, svarbu kiek kartų atsistojai. Ir dabar jaučiuosi taip lyg tikrai stabiliai stovėčiau ant kojų, bet dabar bus sunkiausias momentas. Net ne pačios varžybos, tikrai ne. Sunkiausias momentas bus po pačių jų aplamai išlaikyti visą tą tai, ką pasiekiau jau dabar ir nenusiridenti ir vėl atgal. Tai jeigu tu vis dar lauki, jeigu tu nežinai, kada pradėti, nuo ko pradėti, kaip, jeigu pas tave buvo tiek pat kritimų, kiek pas mane ir, kaip aš pavadinau, tą atsiridenimų atgal, tai čia yra tavo ženklas tau, pradėti čia ir dabar, pradėti šiandien, nelaukti rytojaus. Važiuoju ir žiūriu, kokia graži gamta, kokia nuostabi šiandien diena. Puikiai diena, padaryti kažką dėl savęs, padaryti kažką savo ir judėti tik pirmyn. Nes, kaip ir sakiau, nesvarbu, kiek kartų mes krytom, kiek kartų mes dar krysim, bet svarbu, kiek kartų mes sugebėjom atsistoti. Tai jeigu tik tu ieškoji ženklo, tai yra tau čia ir dabar.